Tik ką grįžau iš bandomojo važiavimo Cherry Taigo 8 modelį išbandžiau. Tai papasakosiu, kas patiko, kas nepatiko, kas čia per gamintojas. Tik atkeliavo į Lietuvą. Tai pradėsiu nuo dalykų, kurie labai man patiko. Tai visų pirma, automobilio išvaizda. Aš labai mėgstu tokius klasikinius automobilius, kad jie atrodytų ir prabangiai, bet nebūtų tų futurizmų labai daug. Tai va šitas automobilis man iš esmės atrodo labai klasiškai. Jis turi tam tikrų futurizmo elementų, bet iš tikrųjų automobilis, klasikinis taip pavadinsim. Ir atrodo labai taip estetiškai gražiai. Ypač man patinka priekis. Tuoj parodysiu, kaip veikia žibintai. Klasika. Bet man labai patinka estetiškai. Tai vat dėl grožio čia iškart pliusas. Antras pliusas, tai dydis. Pažiūrėkit, kokiais dydžių. Va, šalia stovi busikas. O čia 7vietis. Prieš lipant. Kas iš galo? Irgi kažkiek futurizmo, kažkiek klasikos. Bet labai estetiškai gražiai. Du duslintuvai. Faikiniai. Bet atrodo kaip tikri. Pažiūrėsim, kas bagažiniai. Tai iš pirmo žvilgsnio bagažinė gan didelė, bet čia 7vietis. Nepamirškit to. Tai reiškia, kad turi trečią eilę. Vietos, aišku, čia trečioje eilėje, nepasakyčiau, kad itin daug. Aišku, pagalvota apie komfortą, kažkiek tai ergonomikas, puodelio laikikliai, sėdinių kokybė visai nebloga, bet vietos, kaip matot, vaikams čia gal ir okei. Galima dar priekinius sėdinius kažkiek pastumt, bet vis vien, aišku, čia, 7vietis, bet ne toks, kaip pilnas 7vietis gaunasi. O šiaip bagažinės kokybė visai nice, daug geros apdailos, zamšas, gražu, faina, ergonizeriai, turim 12 V rezetę, man čia visai patinka. Elektra valdoma bagažinė. Nereaguoja man raktelė. Sureagavo. Gale, vietos gale. Čia mano numeriai, nekreipkite dėmesio. Padėsim kol kas čia. Kiekgi vietos gale? Čia turbūt aš tilpsiu šis be jokių problemų. Taip, virš galvos. Daug. Tikrai daug, gal tiek. Sėdinių kokybė gera, vietos daug, sėdinių šildymas, ventiliuojamas angos. Ko aš čia pasigendu ir neradau, arba palaukit, vieną USB lyg tai turiu. Čia Type-C ir paprastas USB. Šitą sėdinę galima valdyti ir iš galinių sėdinių. Turim porankį. Šiaip mane stebina sėdinių kokybė, tokia visai nebloga. Kaip zamšas, bet čia ne zamšas, tokia versta oda kažkiek. Durelių kokybė minkštas plastikas. Čia toks kietokas, čia minkšta. Nieks nedreba, jokių problemų. Tai čia toks jausmas, kad tikrai klasikinis automobilis, tokia, bet labai maloni klasika, tokia estetiškai faina. Turim ambient apšvietimą gale. Medžio imitacija, kalnėlės, padoriai. Didelis stoglangis, parodysiu. Ypač jeigu turit vaikų, net jeigu važiuojant ir naudojant trečią eilę, tai čia bus daug šviesiau. Kaip faina naktį važiuoja, čia viską matot. Labai gražu. Žiūrėkit, kaip iškart, kiek daug šviesos. Tai vietos čia daug. Kas liečia priekinės sėdynės. Čia sėdynės elektra valdomos, kaip matot, viską galima valdyti elektra. Turim labai gerą apdailą, mane stebina tą apdailą. Durelio apdaila, siūlai tikri. Tikrai būna gamintojų, kur kainuoja panašiai būna feikiniai siūlai. Čia tikri siūlai.
Čia siūlai minkšta medžio imitacija. Medžio, čia tikrai, matot, tikri siūlai. Niekas nedrėpa. Vat iškart gali ateiti pas savo automobilį ir tai pabandyti. Čia viskas tvirtai, fainai. Porankis. Nemažas, patogu. Pudelį laikikliai, bivėlis telefonų įkroviklis. Didelė planšetė. Žiūrėkite. Labai didelė planšetė, tai gražu, faina. Na, neblogai veikia, nelagina. Vat, užėdami navigaciją, pažiūrim. Ne, jokio lago čia nėra. Man patinka. Ką mes čia turim? O, toks feikinis iPhone'as. Moterims ypač patiks. Tai va, dėl kokybės iš vis jokių klausimų. Sėdinių ergonomika. Turbūt irgi labai toks dalykas, kuris, na, svarbus. Koksgi nebūtų gražus automobilis, svarbu, kad jis būtų ergonomiškai fainas. Tai man asmeniškai su mano ūgiu 1,85 m nekilo jokių klausimų. Viskas faina, sėdinių dydis, ilgis, plotis, kaip matot, pečių palaikymas. Man labai fainai. Aš visada bijau, kai testuoti ant kiniečio automobilis, kad gali būti per didelis jiems paprasčiausiai. O čia jokių problemų. Šis itin komfortiška. Itin komfortiška. Po kapotu mes aišku nelysim, nes ten nėra ką žiūrėti, viskas užsandaryta plasmasėm. Bet turbūt metas pakalbėti ir apie minusus. Kokiegi buvo minusai asmeniškai man, kas man nelabai patiko. Galbūt dėl automobilio dydžio, galbūt aš jau ten pripratau prie tų skirtingų labai automobilių modelių. Man pasirodė trupučiuką ir kažkiek kietoka ir plaukianti pakaba, kai važiuoji. Bet gali paeiti čia dėl to, kad automobilis nėra mažas. Antras dalykas, tai garso izoliacija. Aš dėl priekio, va čia, akustika, garso izoliacija, viskas good. Čia, man rodos, net dvigubi langai. Jo, čia dvigubi langai. Bet gale jau viengubi langai. Ir va tu jauti, kad iš galo kažkiek ta garso izoliacija prastesnė. Būtų jinai geresnė, būtų fainiau. Pliusas dėl variklio. Čia plug-in sistema. Tai reiškia, ir kuro sąnaudos bus mažos. Vat pažiūrėkit, pravažiavau. Man 4,4 rodo litro 100 km. Kiek aš čia pravažiavau, 20 km beveik, daugiau, 23. Tai kuro sąnaudos bus tikrai mažos, tai pataupysit, jokių čia klausimų iš vis nekyla. 270 kažkas tai tokio arklio galių, net manau per daug, kaip šeimos automobiliam tokio dydžio, nu, vienu žodžiu, dėl arklio galių, dėl tos jėgos, iš vis jokių klausimų nekils. Kas liečia, vat, kas man dar labai patiko, tuoj mes parodysiu jums, tai kameros kokybė. Pažiūrėkit, kokia kamera. Visų pirma, kaip jinai švelniai dirba, man patinka. Patinka, kad čia Full HD, tikrai matosi, iškart jaučiasi ir dar yra 3D. Amazing. Tai prisiparkuosiu. Pakaba jinai kažkokia tokia, kaip ir minkšta, bet taip įdomiai padaryta iš tikrųjų. Kaip ir komfortiška, bet tokia kitoka. Na, man dėl pakabos kilo klausimų. Norėtųsi, kad jinai arba būtų tokia biškiai labiau premium gal. Na, bet ir automobilis šitas nekainuoja 60 000, nėra ko norėti gal. Šiaip jinai nerzina, viskas čia tvarkuosiu, bet ta pakaba kažkiek tokia. Kas liečia patį vairą, ergonomiką, jokių klausimų, man nepatinka, asmeniškai man nepatinka touchscreenai, aš nemėgstu, kad aš noriu fizinių mygtukų. Turim dar projektinį ekraną, tai čia pliusas, man tai patinka, žiūri kelią, matai greitį, veidrodėlis taip įdomus, stoglangis, kokybė, tai va. Tai ką? Prenumeruokit kanalą, žiūrėkit mano po vairavimus, kur galėsit pajusti tą ir garso izoliaciją, kaip veikia automobilis, kaip jis važiuoja, kaip jis, koks jausmas bevairuojant.
ko jisai nevažiuoja. Ai, turbūt neprisisigiau. Žiūrėkit, pažiūrėsim. Jo, tuomet, matyt, bandžiau važiuoti, dėl to, kad neprisisigiau, jis nevažiuoja. Apie saugumą pagalvoti. Tai va, greičiau prisiparkuosiu. Tai va, tai žiūrėkit mano po vairavimus, pamatysit, kaip šitas automobilis jaučiamas kely, tarsi jūs vairuojat. O aš dėkoju Stellauto, čia ir Opel, Fiat, Jeep, ko jie ten neturi. Ir Peugeot, ir dabar jau Chery. Tai galite irgi atvažiuoti, pabandyti, labai skirtingų modelių, daug, va, matot, kaip sakoma, skonio reikalas. Tai ką, iki sekančių susitikimų. Dar vienas pliusas, tai 7 metų garantija. Vis dėlto kur 3, kur 2, kur 5, kur 7 yra skirtumas. Tai jeigu net lizinguojate automobilį 7 metam, tai turi 7 metų garantiją. Ramu?